Labą dieną visiems susirinkusiems. Labai iš tiesų malonu iš čia matyti, nes juvelyrika tai tokia meno rūšis, kurią naudoja nuo senų senovės. Iš tiesų tai galima pavadinti net vieną archaiškiausių amatininkų rūšių, nes žmonės ir senų senovėje puošėsi juvelyros dirbiniais, brangiais dirbiniais. Galbūt šiandien, kai yra daug ir masinės gamybos, tikrieji meistrai atsiskleidžia galbūt daug vėliau, tačiau jie vis tiek su savo savitu stiliumi, su savo technika, technologijomis, jie parodo savo būdo bruožą, tai, ką nori parodyti. Ir man šiandien labai malonu pristatyti savo žemietį, kretingiškį Gražvydą Kasparavičių. Ačiū menininkui, kad jis sutiko sudalyvauti, parodyti, atverti savo skrynę, savo papuošalų skrynę. Nes kiekvienas Gražvydas, galiu pasakyti, yra ir pats ir dizaineris, ir kūrėjas, ir amatininkas. Nes juk iš esmės svarbu sugalvoti, turėti idėją, pamatyti, kaip turi atrodyti tas kūrinys, bet kitas dalykas įgyvendinti. Tam reikalinga technika, įgūdžiai, technologijos. Ir mūsų menininkas būtent geba tai paversti akmeniu tuo, kad kiek jis sušvytėtų ir atsiskleistų būtent savo to būdo bruožų. Nes, kaip žinote, didžioji dalis čia esančios ekspozicijos tai yra gintaras. Gintaras yra labai kaprizinga medžiaga, tačiau būtent gebėjimas žmogaus jį panaudoti ir atskleisti jo subtilumą, prabangumą, tai ir yra menininko jau išskirtinis gebėjimas. Gražvydas Kretingoje žinomas jau nuo 2000 metų. 2013 metais Kretingos rajono savivaldybės taryba jam skyrė kultūros ir meno premiją už Kretingos vardo garbinimą. Jis kaip tautodailininkas dalyvavęs begalėje parodų, ne tik tai Lietuvoje, tačiau ir užsienyje. Ir man iš tiesų labai džiugu, kad ir jūs, Vilniečiai, būtent Seimo mano kolegos, bendradarbiai, galite pamatyti tą grožį iš Žemaitijos. Bet aš manau, kad jei sugalvosite įsigyti, su menininku sutarsite ir iš tiesų jūs patys suspindėsite dar įspūdingesnėmis spalvomis. Tai ačiū Jums labai ir kviečiu pasidžiaugti tuo subtilumu. Geros Jums šventės. Dėkuoju komiteto pirmininkė, o dabar žodį tarti kviečiu Seimo kanclerį Joną Milerių. Gerbiama komiteto pirmininkė ir gražiai savo rinkimo apygardą propaguojanti Seimo narė. Jeigu matyčiau dar Seimo narių kolegos, kanceliarijos darbuotojai, ir aišku, pirmiausiai menininkas, jo artimieji atvažiavę iš Kretingos, palydintis. Mums tikrai yra džiugu, kad šitose rūmose yra tokia graži paroda. Šiaip mes esam išlepinti įvairių parodų, nespėjom jas išeksponuoti, jau reikia eilėj, laukia kita, bet čia viena iš tų, kuri tikrai mums įsimins ilgam. Ir ne tik mum, Seimo rūmai, nors yra kasdieniniam lankymui, nėra taip visiškai atviri, bet čia ir pirmininkė minėjo, kad mes visuomeniai turim galimybę kiekvieną penktadienį, atsiveria tie paradiniai vartai, paradinis gražios duris, ir visuomeniai tiek mūsų spaudos tarnyba reklamuoja, tiek jūs, kretingiškiai, galite irgi pasiųsti per savo vietinę žiniasklaidą, kas tuo metu dainų šventė, sekantį šį penktadienį, dovanokit, galis irgi matomai, kad atviras duris darysim. Dar vienas momentas labai svarbus mūsų šaliai. Kaip žinia, 12 dieną Liepos bus prezidentė antrai kadencijai inauguruojama, bus jos priesaika kovo 11 salėj, ir čia tiek iš rajono merai, tiek kiti garbūs svečiai suvažiuos. Bus daugiau nei 600 žmonių ir ta paroda papuošta
tas akcentas bus net prezidentės inauguracijos šventės metu, būtent šitam centre. Tikrai pasižiūrėjus į tuos darbus, kurie matomai iš gerbiamo menininko rankų jau yra išslydę, paplitę po Lietuvą, po pasaulį, graži jo iniciatyva, kad atminčiai nors fotonuotrauką pasilikti, šiandien puošia ko gero ne vienos šaunios pasaulio moters ranką ar krūtinę. Tie darbai, kurie čia eksponuojami, jie tikrai yra be galo nuostabus, nesu menininkas, nesiruošiu taip kaip Seimo pirmininkė, jinai labai puikiai ir iš meninės pusės apibūdino. Mums tikrai didelė šiandien visiems šventė ir didelė garbė, kad tokia paroda yra šiandien Seimo rūmuose. Ačiū Jums visiems ir gero bendravimo, pasižiūrėjimo, nusižiūrėjimo, kad tas eksponatas persikeltų į nuotrauką sekančiai parodoj ir dar kartą geros šventės Jums. Pasidalinti įžvalgomis apie parodą ir kūrybą kviečiu Telšių miesto garbės pilietį, juvelyrą Alfredą Jonušą. Labadiena. Esu nuostabiai sužavėtas Gražvydo eksponavimo, jo darbais. Gražvydas yra garsios vieno pirmųjų Šiaulių burmistro Antano Čepulevičiaus palikuonis, kaip čia jo prosenelis buvo burmistras, jo mama Čepulevičiūtė buvusi, taip pat saugojusi virš 33 metus Žemaitijos paveldą, gimė jis menininkų šeimoje. Gimė menininkų šeimoje ir nustebino susikūręs savotišką metalo apdirbimo technologiją. Iki šiol Lietuvoje nematyta, jisai jungdamas kelis metalus, išgaudamas tūrį, ne tik plokštumą, ir įkūnydamas liktai kiekviename papuošale, aš jau matau, lik mažą Lietuvos gamtos tokį mini gabaliuką. Ir tai yra ir žuvis, ir jis buvęs ir žvejys, ir dabar žvejys mėgėjas. Jo yra ir miško žvėreliai, ir žvėris, jeigu tai pasakyti, ir galima ir vilko iltį surasti, ir meškos žemaitiškos tikriausiai, kadangi maišytas kraujas, turbūt čia šiauliečių su žemaičiais daugiau. Jo, todėl labai pasidžiaugiu ir kartu linkiu Gražvydui sveikatos ir ilgų kūrybos metų. Ačiū. Na, o dabar žodį suteiksime parodos autoriui Gražvydui Kasparavičiui. Ačiū labai. Ši paroda yra per 4 metus 4. Bet nežiūrint tai, kad kiekviena paroda buvo reikšminga kažkuriam tai mano gyvenimo etapui. Pirmoji tai, kai pradėjo manyje skleistis mano požiūris į tuos kūrinius, kuriuos dabar matote. Antroji galbūt tokia jau šiek tiek įsibėgėjusi, bet dar nepasiekusi iki galo finišo. Trečioji paroda praeitais metais jau jin buvo brandi, todėl ją ir pavadinau net Aš esu, kadangi žinau, ko aš noriu, ko aš sieksiu, kur aš eisiu. Na, o šitų parodų, galim sakyti, perlas. Ji iškilminga, ji iš visų tų 4 metų parodų, įdomiausių mano kūrinių, galbūt man brangiausių, surinktinė tokia. Galvojau tiek, čia prieš parodą pasakysiu daug, po to galvojau nieko nepasakysiu, dabar
galvoju, kad nežinau, ką sakyti. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti labai, kad aplankėte mano parodą. Matau labai daug gražių, brangių žmonių, kurie nešioja papuošalus mano. Jie man kaip vaikai, aš jaučiuosi kaip tėvas, jūs kaip krikštatėviai, krikštamatės. Tai labai malonu. Be galo noriu padėkoti už teisę eksponuoti savo kūrinius. Kaip aš sakau, širdyje Lietuvos, šiuose rūmuose, gerbiamai kuratoriai mūsų, Kretingos miesto Seime, Jolitai Vaickienei. Taip pat gaila, bet nematau, turėjo atvažiuoti iš Kretingos kultūros skyriaus delegacija mažytė ir ypač Daliai Činkiniai vyr specialistai, kurios dėka sužinojo ir kiti apie mane tokio. Visiems jums noriu padėkoti ir vadybininkai savo, ir gerbiamam kancleriui, ir net nežinau, kokią čia tvarką besusakyti, aišku, tai didžiausia padėka savo mamai. Jeigu ne ji, tai ir ne aš, jeigu ne aš, nebūtų to, ką jūs priimate, ir manau visai neblogai. Ačiū, mamyte. Daugiau nebesigilinant ir nepasakojant apie visą tai, ką aš kuriu, jei bus kas įdomu, galite paklausti, nes kiekvienas kūrinys čia turi savo istoriją gilę, tai mano jausmai, tai aš. Remarkas pasakė tokius gražius žodžius. Menininko kūriniai tai jisai pats, per juos galite mane pamatyti. Dar kartą visiems dėkui ir gero laiko. Žinau, kad tarp dalyvių yra daug autoriaus darbų, artimųjų, gal yra norinčių dar tarti keletą žodžių. Na, tai tuomet kviečiu apžiūrėti parodą, jeigu kils minčių pasirašyti ir parašyti juos atsiliepimo knygoje, ir taip pat audito komiteto pirmininkės Jolitos Vaickienės ir Seimo kanclerio vardu kviečiu į Pirmųjų rūmų kavinę, kur prie karpos ar arbatos puodelio galėsite pabendrauti su menininku ir aptarti parodos įspūdžius. Malonaus žiūrėjimo. Thank you.